Žmonės ten komentuoja, sako, oi, kaip tu rengiesi, kaip tu ten su kokiais tu batais, su kokiom kelniam, čia, oi, čia tavo mašina lieva, čia taip toliau. Esmė tokia, kad aš nenoriu, kad žmogus ten apžavėtas mano išvaizdos, jisai pasirašytų sutartį ar dar kažką. Tokių aš nenoriu. Noriu, kad suprastų. Ir praktika rodo, kad visiškai nesvarbu. Tu apsirengsi labai gerai, ar tu apsirengsi blogai. Tarp kitko, kai aš pradėjau dirbti su nekilnojimu turtu, tai aš būdavo rengdavus labai gerai, ten kostiumas, ten šlipsas, ten blemba, viskas, batai, lakierkos, viskas. Ir niekaip nesisekė. Nu blemba, niekas nenori pasirašyti sutarties, niekas nenori pradėti dirbti, nieko gero. Kažkada man dakniso, aš tiesiog belekaip apsirengdavau. Belekaip, va, kasdieniais rūbais, mano kasdieniai rūbai yra marškiniai, tarp kitko. Kasdieniais rūbais tiesiog belekaip apsirengdavau. Va, dabar va, turiu kelnes tokias, darbininko kelnes, ne, man patinka, nes yra kišenės, daug pas mane raktų visą laiką visokių yra nuo objekto, ne, tai aš labai gerai susidedu. Dabar palto nešiotis negaliu, prarandu kišenės, nes palte kišenės būdavo, ne, tai man labai praverčia. Statybininko batai, kuom jie labai geri, blemba, kiek varai, nesuvarai tu jų. Aš suvarau batus, visus, nusiperku belekokius, suvarau. Kas mėnesį batus keisti, arba nusipirkti kartą į metus statybininko batus ir jiem turbūt visiems metam tarnaus, jeigu ne 2. Tai va. Tai aš esu tokios nuomonės, ne? Ir iš praktikos galiu pasakyti, iš patirties. Visiškai nesvarbu, su kokia tu mašina atvažiuoji, visiškai nesvarbu, kaip tu apsirengi. Aišku, svarbu. Vat, man patinka marškiniai, kepurė, ne? Arba ten paltas. Nu, ir tiek. Ten kelnės, blemba, patogumas man nugali. Man turi būti kišenių daug. Nieko nežinau. Privalo būti kišenių daug. Batai, man patinka. Batai, kurie nesigadina. Kurie tiesiog ir patogus, ir belekiek laiko. Tai va. Esmė tokia, kad tai neturi jokios įtakos, o jeigu kažkoks ten iš 100 susitikimų vienas kažkas kreivai pažiūrės ar kažką, man tik bereikia pradėti kalbėti apie dalykus, apie darbą, apie dar kažką. Žmogaus dėmesys iš karto nuo mano rūbų pereina kitur ir supranta, kad čia blemba rimti reikalai. Jeigu jūs nemokat kalbėti, nu, tai taip, jūs gal jaučiatės nesaugus, jūs vertina pagal jūsų išvaizdą, galvoja, oi, čia tas blemba, oi, kaip čia. Man tokių žmonių nereikia, tokių klientų man nereikia. Dabar esmė. Ir aš džiaugiuosi, kad atsifiltruoja tokie klientai. Jeigu ten jie pamato, o Jėzau, čia šitas su blemba, su sena mašina, oi, pas jį statybininko batai. Aš tokių klientų nenoriu. Aš nenoriu su tokiais žmonėmis iš vis prasidėti. Blemba, jų labai mažai yra ir dažniausiai tai yra ubago mąstymas. Ubago ten žmogaus, kur, pavyzdžiui, būna barakė, gyvena koksai, ten vos galą su galu suduria ir jisai man komentuoja, aiškina, kaip man reikia rengtis. Blemba, kad aš atrodau taip ir aš turėčiau šitą veiklą daryti taip. Nu, tai va. Visiška nesąmonė. Kanarų salose gyvenau ir ten yra milijonieriai, kurie eina gyventi taip kaip čiužinys. Matėt? Čiužinys. Paieškokit tik tokia čiužinys. Ne? Va, jis taip gyvena. Yra žmonių, kurie taip gyvena. Yra žmonių, kurie gyvena su palapinė gatvėje ir daro meno skulptūras. Yra, kur piešia karikatūras. Jie pakelia pinigų kažkiek. Jie visus pinigus paukoja. Ir važiuoja į kitą šalį. Vėl tą patį daryti. Yra tokių žmonių, kuriem
tie ne pinigai yra esmė, jiems yra kiti dalykai, ne? Tai labai tas siauras toks vertinimas yra, va, kaip tu atrodai, kaip tu rengiesi, kaip kažką. Man patinka, žinot, man patinka mano skrybelė ir ta vat mano išvaizda. Vien dėl vieno dalyko, vienintelio. Žmonės atkreipia į mane dėmesį ir gatvėje iš toli pamato, o, čia tu, Pypsina, o, ateik, sveikas ten, taip toliau. Man patinka ta komunikacija žmonių. Ten kaip atrodai, kas kaip įvertins brangiai, įvertins pigiai, įvertins dar kažkaip. Man ant tokių visiškai nusišvilpti. Visiškai ant tokių vertinimų visiškai nerūpi. Jo. Ir ką galiu pasakyti? Darbo įtakai, vat, sėkmingumas, sutarčių pasirašymo sėkmingumas, pavyzdžiui, ne? Blemba, tai pradėjau rengtis paprastai, tada žymiai labiau pradėjo sektis. Tu turi jaustis savimi, tu jautiesi gerai ir viskas gerai. Bet jeigu tu apsirengi ir tu jautiesi, kad blemba, kaip čia taip, blės, oi, čia per daug gerai, čia oi, kad neįsitepti, oi, čia mano batukai, oi, čia mano kelnės, oi, čia blemba, čia neįsitepti. Nu, jeigu taip elgiesi, nu, tai pats tada dėmesį blaškai į nesąmonės ir negali tada adekvačiai vertinti situacijos. Reikia komfortą jausti. Visišką komfortą. Tada bus gerai. Tai va. Aš tokiais principais vadovaujuosi. Aišku, jo, kai turi daugiau šaipų, yra gerai nusipirkti geresnę mašiną tiesiog. Jo, aš pirksiu geresnę mašiną. Aš jau taupau pinigus. Šitą... Tik tais viskam savas laikas. Ateis kažkoks rimtas geras dylas ir nusipirksiu iškart mašiną. Arba taupysiu. Ten per metus galima susitaupyti 10 štukų tikrai. Aš manau, kokį nusipirkti ten. Aš tai noriu džipo. Norėčiau džipo. Tai va. Tai tiek. Iki. Sekit kanalą. Dalinkitės. Ir nepraleisite naujų video.